vadovai džiaugiasi gausiu anūkų būriu ir va šitie anūkėliai, anūkėlės šiandien jum kartu su seneliais skirs keletą dainų. O jau tik vieną pasiūlyti. Sakys, keistai ploja, tai tik tai vieną. Tai plokit ir ščiau. Tai va, čia merginų nemažai, vaikiną irgi matau, jėdu du. Tai taip jau rimčiau. Seneliai užves, parodys, ką daryti reikia scenui, o jūs jau paskui palaikykit ir išprašykit ne vieną tą dainą. Didesnė, ilgesnė, skalsesnė, linksmesnė. Čia toks dabar truputį šiek tiek repetuoja. Aš slenkuosi, kad manęs irgi prie tų anūkų būrio nepriskirstų, nes aš irgi galiu būti dainininkė netyčiom, nors pataikau į trečią natą ir tai iš kito galo. Tai vat... Taip, čia 1, 2, 3. Čia visi dainuoja, net ir aš kartais, kai nieks negirdi. Tai galiu grąžinti mikrofoną, nes žvilgsnis užmuša. Na, o kol mums mikrofonus sutvarkys, noriu supažindinti su pačia daina. Anūkus matot, tai visi anūkai. Visi mūsų. Bet pati daina, tai jau net nežinau, ar jie verta sakyti kaip daina. Tai buvo, pasirodo, eilėraštis. Tik tai jį mums, mano mama, buvo perdarius kaip dainą. Tai mes dabar dar patobulinom, pertvarkėm ir jau dabar išmokinom savo anūkus. Daina labai aktuali šiais laikais, kada, na, gal ir anksčiau tai būdavo, jeigu tokius žodžius rašė. Kada čia saulė šviečia, čia žiūrėk, dangus su žeme maišosi. Tai būtent apie gamtos reiškinius. Tokia ir vaikiška, ir suaugusim tinkanti. Suvadino daugelį savo vaikų ir kiekvieną prigrasino niekur neiti iš namų. Aš į mugę iškeliauju, kada grįšiu, nežinau. Jūs jau esat nemažučiai, kambarių nerakinau. Jeigu debesys atskristų su lietučio kibirais, neišleiskite iš tvarto žirgo degančiais nasrais. Atvažiuotų, tai nesėskit į ratus, nes tai baisiai kaip tas senis, gal užmušti jūs visus. Senis maišą užsidėjo savo ant braškančių pečių, o vėjyčiai prižadėjo niekur neiti iš namų. Senis kiemą vos apleido, tuoj susitarė vaikai, broliai tėvas mus tik baido, kur perkūnas, kur arkliai.
debesėliai savo lašiais nešini.